Visos žinome, kaip svarbu rūpintis savo veidu. Tačiau ar visos žinome, kaip tai daryti teisingai? Pabandykim kartu. Teisinga ryto rutina susideda iš kelių žingsnelių. Na, o visų pirma, prausiklis. Čia naudojame daktaro Belterio kosmetikos Bell Energen valomąsias putas. Jos itin lengvos, praturtintos šampanu ir vynuogių ekstraktu. Pirštų galiukais sukamaisiais judesiais prausiklį paskirstome ant jau drėgnos odos, o gerai pamasažavus nuprausime drungnu vandeniu. Kad nuprausta veido oda neišsausėtų, būtina ją tonizuoti ir sugrąžinti jai balansą. Čia taip pat Bell Energen linijos produktas. Purškiamasis tonikas su asiūkliu, kraujažole ir vynuogėmis ne tik gaivina, bet ir drėkina odą. Suvilgome jo vatos tamponėlį ir kruopščiai nuvalome visą veidą. O norint naudoti kaip lengvą drėkiklį, galima purkšti tiesiai ant odos. I'd cry for you if you let me. I will be the one you say goodnight to. Trečias žingsnelis – pasirūpinti akių sritimis. Tam, kad nesimatytų maišelių ar tamsių ratilų, paakių odą lepiname Belter Oculo linijos aktyviu serumu. Jis ne tik padės atsikratyti pavargusios išvaizdos, bet ir saugos odą nuo senėjimo. Švelniais pirštų galiukų prisilietimais paskirstome serumą paakių srityje. Naudojant šį produktą galime pajusti, jog dėl aktyvių serume esančių medžiagų paakių oda sušyla ir tampa stangresnė. Na, o bet kurio ryto paskutinis žingsnelis turėtų būti kremas. Rekomenduojame rinktis kremą turintį atspalvį. Dienomis, kai nesiruošiate puoštis, odos atspalvį lyginantis efektas gali atstoti pudrą. O kitomis dienomis toks kremas taps puikiu makiažo pagrindu. Svarbiausia jo užduotis – apsauga. Nuo saulės, šalčio, vėjo. Gerai saugodami odą išvengsime jos senėjimo, sausėjimo ir kitų problemų. Todėl dieninį kremą rinkitės tikrai atsakingai. If you let me, I will be the one you say goodnight to. I will be the one you say goodnight to. Oh, if you let me. Taigi toks rytas yra teisingas jūsų veidui, bet nepamirškite svarbiausio grožio triuko – plačios šypsenos.